Sveiki, tai šiandien yra pirmoji Ultra Race 2020 renginio diena, kur iš tikrųjų daugiausiai bus žmonių. Mes dar turim, kadangi mes dalyviai patenkam truputį anksčiau, turime galimybę praeiti automobilius peržiūrėti dar be didžiulis minios. Esame apatinėje aikštelėje, taip vadinkim, nes šiais metais yra aplink stadioną ir apatinė aikštelė, kur irgi talpina automobilius. Apatiniai tai automobiliai tai nereiškia, kad jie kažkom blogesni, nekokybiškesni. Tai galim greit prasieiti, ką mes čia turim ir pasižiūrim. Tai iš tikrųjų galima sutikti visokių markių automobilių, kažkaip modifikuotų. Nuo va tokių pavyzdžiui, kur yra padarytas BMW 30 ant 4 motociklų. Nu, įdomus kūrinys, ne kiekvienas supras, bet radikalus. Tai žinau, iki antrukų golfų, Datsunų, Honda NSX, Mercedesų, BMW ir kitų. Nežinau. Ultra Race renginys turi viską. Iš tikrųjų, viskas labai apgalvota. Taip pat ir ne tik automobiliai tiesiog pastatyti, bet ir kažkokie tai meno kūriniai, kaip pavyzdžiui šis. Neatsakysiu tiksliai, ką turėtų reikšti, bet atrodo labai įdomiai. Tai toks apleistas automobilis, apleista Toyota sena Corolla, iš kurios išlenda medžiai, augalai ir panašiai. Turbūt nežinau, tokia vietelė, kur gali ateiti, truputį atsipalaiduoti nuo saulės pabūt, nes biškį tokia uždengia. Ir nežinau, pasifotkint, padaryti gražių nuotraukų. Tai va, iš tikrųjų turim puikų automobilį, tai iš tikrųjų galima sakyti yra sesė Toyota Cressidos, kurie atvažiavo irgi Ultra Race. Čia yra Toyota Cresta, japoniška versija su vairu dešiniai pusėje. Tai kaip ir kažkada minėjau su pokalbiu su Juliu Retronil laidoje, kad yra 3 modeliai, kurie yra visiškai ant tos pačios bazės, bet skiriasi tam tikrom detalėm. Žiauriai graži spalva, labai gražus two-tonas, ta prasme labai gražiai parinktos spalvos. Cresta turi kitokį galinį stiklą, tai tokį išlinkimą ir išlinkimą galinėje dalyje prie lempų. Bet bendrai visas modifikacijos ir vaizdas iš tikrųjų labai panašus į Cressidą. Žiauriai gražus automobilis, tikrai prižiūrėtas, Europoje jų labai mažai. Šitas, kiek žinau, atvažiavo iš Vokietijos. Wow! Aš praeitais metais šitą pamačiau irgi Ultra Race renginį. Nu tiesiog, man tai yra žiauriai geras egzempliorius, ta prasme, Europoje nieks nieko panašaus nedaro. Čia yra vadinamas Bosuzoko stilius, drastiškas Bosuzoko stilius, kur, žiauriai viskas bodykitas išlindė, va toks išmetimas. Aš pats norėčiau tokį turėti, bet, tikrai nedrįstų važinėti su tokiu, o šiais metais ta pati komanda, kur padarė šį automobilį, sukūrė šitą automobiliuką. Aš negaliu pasakyti, kas čia ant kokios bazės, bet dirba kaip motociklas. Irgi iš tikrųjų tokia pati stilistika, kaip ir to automobilio, išmetimas toks pat. Žiauriai fainai, žiauriai. Prasme traukia akį įspūdingai. Mažai iš tikrųjų automobilių, sakyčiau, tokio tipo. Ir šitas labai išsiskiria, tai toks amerikietiškas pikapas, Chevroletas, tokio red stiliaus, sakykim, bet labai įdomiai atrodo, tos visos detalės, viskas taip, nežinau, labai dera spalvos ir bendras vaizdas puikus. Tikrai retai pamatysi šiam renginį kažką panašaus, tikrai mažai va tokių egzempliorių. Dabar paviršutinė aikštelė ir labai norėtume užfiksuoti, pasidalinti šitais, sakykime, 5 automobiliais, nes čia yra vieno savininko, bet sakyčiau, turi tikrai gerą skonį. Pradedant šitos Volvo 8 PM, tie 5R. Tobula spalva, tobuli ratai, sakyčiau. Sakykime, toks
nieko nedaryta kėbului, kažkokiu tai drastiškų perdarimų ir panašiai, tai išlaikytas toks OEM-inis stiliukas, bet salonas persiūtas Alcantara, daug karbono detalių, Recaro sėdynės, žiauriai gerai atrodo. Taipogi, filmai? Taipogi Toyota raudona Toyota NSX, Toyota Supra, 360 Modena ir Fordas Escortas. Visi turi custom ratus, orinės pakabas, bet kaip ir minėjau anksčiau, tokį palaiko originalų stilių, jokių labai drastiškų kėbulo perdarimų. Tik tam tikri elementai, pavyzdžiui, karbonas, kažkokia Alcantara persiūta ir panašiai. VIP automobilių kampelis, tai čia tokia lenkiška automobilių kampelį, tai yra lenkiška Hebra, United VIP Car Club vadinasi, visą laiką surenka labai daug gražių VIP stiliaus automobilių, pagrindė yra Lexus LS visokių kartų, turime 3 kartos, 2 kartos pre-faceliftą, pirmuką Lexusą, kaip pas mane, ir žiauriai irgi gražus automobilis Toyota Sima, Amerikoje jis vadinasi Infiniti Q45. Tai kaip matot, palaiko VIP stilių su tokiom visokiom ir užuolaidėlėm, užvalkalais ant sėdynių ir visą tokią kitą VIP tematiką. Radome dar vieną aikštelę iš tikrųjų, eina savo pasirodo vaikštai ir randi vis kažką naujų automobilių. Tai nežinau, norėčiau pasidalinti, radome dar vieną lietuvio projektą, tai Luko iš Kauno Toyota MR2. Ko man patinka šis MR2, kad jis ką tik, sakyčiau, prieš 3 dienas gavo ratus iš Japonijos, susidėjo ir, sakyčiau, jie labai gerai atrodo automobilio. Be abejo, galiu pridurti, kad geltonas spalva žiauriai tinka šitam automobiliui, o kas dar įdomesnio, tai variklis. Tai nėra originalus variklis įdėtas, o yra įdėtas nuo Lexus RX visureigio 3,5 litro V6 variklis. Tai važiuoja automobilis tikrai įspūdingai. Lukas beje dar prieš 2 savaitės buvo Nürburgringe, kur važiavo track day su šito automobiliu. Tai aš manau, viską Lukas techniškai gerai padaręs, šiaip gerai atrodo, tai automobilis naudojamas pagal paskirtį.
Visos kelionės turi laimingą pabaigą. Krisida jau namuose, garaže, visa išblizginta, išplauta, net neatrodo, kad kažkur dalyvavo ir pravažiavo 1500 kilometrų. Galiu pagirti automobilį, jokių gedimų, jokių visiškai problemų. Aišku, dar šiltos variklis, bet aš manau, rytoj ryte pasitikrinus, sakyčiau, kad turbūt jokių skysčių prisisunkimų, tepalas savo, variklėje tepalas tiek, kiek turi būti, aušinimo skystis irgi. Norėčiau paminėti, kad bent jau šiandien tai visą dieną kelionė temperatūra buvo virš 30 laipsnių. O aš šiaip pats norėčiau, turbūt nežinau, gal pakalbėti apie patį renginį, pasidalinti įspūdžiais, kaip sekėsi, kaip šiaip man pačiam, man arba bendraminčiam draugam, kurie kartu važiavo, atrodo renginys, ar patiko ar ne, ko trūko, ko buvo per daug, per mažai. Tai nežinau, noriu gal dar paminėti tokį faktą, kad Outrace'as vyksta 15 metų. Tai čia renginys, kuris prasidėjo nuo paprasto automobilių susitikimo, kažkur ten ant garažo stogo. Tiesiog susitiko 13 bendraminčių, kaip susitikimas, ir kiekvienais metais jis tiesiog didėja ir perėjo tiesiog į renginį. Tai šiuo metu tai yra pasaulinio dydžio, sakykime, turbūt didžiausias renginys, kuris surenka tiek automobilių, būtent dalyvių automobilių. Automobiliai atvežami iš viso pasaulio. Australija, Naujoji Zelandija, Japonija, Amerika, Koreja. Aš jau nekalbu apie Europą. Tai vyko Gdanske šiais metais, nauja vieta, nauja lokacija. Man pačiam vieta labai patiko. Iš tikrųjų kitoks išdėstymas automobilių, gera drift aikštelė zona. Mašinos, sakyčiau, viskas tilpo. Šiaip organizatoriai atsižvelgė į praeitų metų problemas, tai dėl bilietų, dėl patekimo į patį renginį, dėl vandens nemokamo. Prie tokios temperatūros vakar buvo 36, čia iš pat ryto. 10 ryto buvo 36 laipsniai, o ką jau kalbėti apie ten vidurdienį, kokia buvo temperatūra ten. Kas dar iš tokių dalykų? Kaip sekėsi, tarkim, mūsų komanda arba šiaip pačiai Toyota Cressidai, tai Toyota Cressida sulaukė labai daug dėmesio. Iš tikrųjų, vienintelis toks modelis renginy buvo. Visiems buvo įdomu, kokiam rinkoje tas modelis, šiaip gyrė labai daug pačią būklę, stovį automobilio, unikalumą, unikalias detalės ir panašiai. Jeigu kas nors manęs paklaustų, ar verta važiuoti tokį renginį, be abejo, važiuokite. Jei tik tai pamatysite, kad atsiranda bilietai į kitų metų renginį, nedvejokite, pirkite juos iš karto, nes jie dingsta akimirksniu, brangsta. Ir vėliau tiesiog norint korčių renginius įsigyti, būna tiesiog sunku. O to labiau, kad tai yra vieno tipo toks renginys, jis yra milžiniškas, jis yra unikalus. Ir dar matau didesnį pliusą, kad jis randasi Lenkijoje, o mums nuo Lietuvos iki Lenkijos tai tikrai labai mažas atstumas ir pavažiuoti yra visiškai niekas. Kokį dar pliusą įžvelgiu bent jau šiais metais, tai kad renginys vyko Gdanske, prie jūros, tai galima iš tikrųjų pasidaryti atostogas, pabūti prie jūros ir apsilankyti puikiame renginyje. Tai jei kas svarstote važiuoti, važiuokite. O mes turbūt ruošimės kitiem metam. Be abejo, norėsime visi patys, kurie dalyvavo šiais metais, sudalyvauti. Galimai parodyti kažkokių naujų projektų. Galimai ir Julius kitiem metam paruoš dar vieną automobilį, turės dar vieną automobilį apart Cressidos,
kuris galės apsilankyti šiame renginėje. Iki.